Sveiki, gerbiamieji. Pradedu naują ciklą skirtą tiek YouTube'ui, tiek ir TikTok'ui. YouTube nebuvau beveik, nors netgi daugiau negu 3 mėnesiai nei vieno video nėra išėjusio tokio rimto. Taigi pakalbėkim apie tokį netipinį dalyką apskritai Europoje kaip vudų magija, kodėl tai veikia ir kodėl tai yra iš tiesų. Žinoma, jūs galite tikėti, jūs galite netikėti, jūs galite heitinti. Tačiau tai yra tokia pat realybė, kaip ir tai, ką jūs matot savo akimis. Tai yra visiškai tokia pat realybė. Aš esu su to susidūręs pirmas iki 2003 metais ir iki šiol aš praktikuoju tą sferą. Viskas prasidėjo nuo ir mokytojų paieškos, nuo knygų tam tikrų pirkimų ir atrankos, nuo rimtos literatūros, nuo slaptų užrašų, meistrų tikrų praktikuojančių. Visą tai davė man pakankamai daug peno ir esu kas esu, praktikuoju ką praktikuoju ir to nesigėdiju. Nuo ko prasideda vudų magija? Vudų magija prasideda nuo ryšio su Loa. Kas yra Loa? Loa daugelis vadina demonais, tačiau taip nėra, tai yra faktiškai dievybės. Dagomėjos dievybės, kurios paskui krikščioniškos įtakos buvo labai demonizuoti ir jiem priskirti ten negeri dalykai. Todėl, pavyzdžiui, dėl ko atsirado toks reiškinys kaip santerija. Santerija tai nėra atskira magijos srovė, tai yra tiesiog vudų dalis, kai daugelį vudų Loa atspindi krikščioniški šventieji. Pavyzdžiui, mergelė Marija atspindi meilės dievybę Ošun, Papa Legba, kryžkelių valdovas ir vartų valdovas atspindi. Jie atspindi Šventas Petras, ten pavyzdžiui Ogun, teisingumą dievą atspindi Šventas Florijonas ir taip toliau ir panašiai. Čia galima pratesti be galo daug šitus visus dalykus. Kaip veikia vudų? Vudų veikia taip, kaip ir kitos realios magijos srovės. Jeigu dirbti realiai, tai rezultatai tikrai yra. Iškart sakau, magija tai ne mokslas apie stebuklus, tai mokslas apie... Tai reiškinys tiksliau, netgi ne mokslas, tai reiškinys apie tai, kaip jūsų veiksmai gali priartinti jums reikiamus rezultatus. Nebūna taip, kad atsiranda kažkokie stebuklai iš nieko niekas neatsiranda. Tiesiog magija padeda sudaryti sąlygas jūsų rezultatų gavimui. Pavyzdžiui, jūs norite, tarkim, užsidirbti didesnį pinigų kiekį. Tai aišku, kad jūs nelaimėsite ten loterijoje tūkstančių ir milijonų eurų. Ne. Tai neaišku, kad jūs ten kažkur rasite piniginę ant kelių gulinčią. Irgi ne. Bet jeigu jūs padarot, tarkim, ritualą, turite darbą, visą kitą, jums atsiranda galimybės užsidirbti tuos pinigus. Taip pat ir meilės ritualai. Jums atsiranda galimybė priartėti prie to ar to žmogaus, kurio jūs mylite, tarkim, mane. Ir viskas toliau vyksta paeiliui. Atsiranda tam pas tą žmogų vienas ar kitas jausmas jums ir taip toliau. Todėl tai yra taip pat veiksminga kaip ir kitos srovės. Jeigu jūs domina toliau kalba apie vudų, kad aš papasakočiau, galbūt parodyčiau kažkokius ritualų fragmentus, rašykite, komentuokite, pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Na, o šią savaitę jūs galite drąsiai užsakinėti vudų ritualus, ypatingai su noru išsipildymu. Sėkmės jums ir tebūnie šviesa.